Sveiki, mėlyjeji. Praeitoje laidoje mes pradėjome skaityti Išėjimo knygos 28 skyrių ir šiandieną pratęsime jį skaityti. Ir mes pamatėme, kiek daug galima iš tikrųjų atrasti atitikmenų, prasmių ir pritaikymo mums šiandieną kalbant apie kunigų, to meto kunigų, Izraelio kunigų drabužius. Kad ne pats drabužis Dievui rūpi iš tikrųjų, bet tai, į ką jis rodo, apie ką jis kalba, ką jis simbolizuoja, į ką pranašiškai kreipia mūsų žvilgsnius šiandieną. Juolab, kad tokių drabužių šiandieną mes nenešiojame, tokie drabužiai šiandieniniams kunigams nebūtini. Taigi mes ieškome gilesnės, dvasinės prasmės, kurią pats raštas iš tikrųjų ir mums ir atveria. Ir esama tokio principo, kad šventasis raštas arba Biblija aiškina pats save, aiškina pati save. Todėl, kada mes skaitome vieną rašto vietą, labai svarbu matyti visą vaizdą, visą, ką kalba visas raštas viena ar kita tema. Ir mes matome, kad tos skirtingos ištraukos papildo vieną kitą ir paaiškina. Jeigu vieną ištrauką skaitant mums kyla klausimai, tai žiūrėk, kita ištrauka, kitos ištraukos duos dažniausiai mums išaiškinimą, atsakymą, kągi ši viena ar kita ištrauka iš tikrųjų reiškia, kaip ją reikėtų suprasti, interpretuoti, pasiaiškinti ir taikyti savo gyvenime. Taigi praeitą sykį mes aptarėme efodą ir 2 onikso akmenėlius, kurie bus tvirtinami ant to efodo pečių. Skaitykime toliau. Dievas kalba toliau ir kalba būtent apie krūtinės skydelį, apie kurį aš užsiminiau praeitą sykį. Jis irgi buvo ypatinga vyriausiojo kunigo aprangos dalis. Skaitykime nuo 13 eilutės, 28 Išėjimo knygos skyrius nuo 13 eilutės. Padarys iš aukso taip pat 2 sagtis ir iš tyriausio aukso 2 grandinėles sukabinėtas nareliais, kurias įversi į sagtis. Padirbdinsi teismo krūtinės skydelį, taip pat meniškai kaip efodą. Iš aukso, mėlynų, violetinių, raudonų ir plonų suktų lininių siūlų padarysi jį. Jis bus keturkampis ir dvilinkas, plotis ir ilgis vieno sprindžio. Jį papuoši 4 brangakmenio eilėmis. Pirmoje eilėje bus sardis, topazas ir smaragdas. Antroje rubinas, safyras ir jaspis. Trečioje hiacintas, agatas ir ametistas. Ketvirtoje chrizolitas, oniksas ir berilis. Jie bus aukse įrėminti. Taigi mes matome, Dievas išvardina 12 brangakmenių. Kiekvienas iš jų turi būti įlietas į auksą. Tie brangakmeniai turi būti įtvirtinti aukso lydiny. Ar ne? Ir čia mes jau matome labai brangų daiktą, didelės vertės daiktas. Auksinis pagrindas ir 12 brangakmenių jame. Ir kaip jau minėjau anksčiau, tai be jokios abejonės kalba apie vertę. Pirmiausia, Izraelio giminių, bet taip pat ir visų žmonių vertę Dievo akivaizdoje, kad Dievui nėra bereikšmiai žmonės. Dievui žmonės yra vertingi, nes tai yra jo kūriniai, jo rankų darbas. Taip kaip mes branginame, vertiname tai, ką mes sukūrėme, tai, ką mes padarome, lygiai taip pat ir Dievas tai brangina. Ir štai tokių vaizdinius išreiškia savo santykį Izraelį, o kartu ir visą žmoniją. Kodėl? Sakau visą žmoniją, todėl kad Aronas rodo Jėzų kaip vyriausiąjį kunigą. Na, o Jėzus miršta ne tik už Izraelį, bet jis miršta už visą žmoniją. Pasakyti, jog Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi mes matome, Dievas pamilo pasaulį, ir visą žmoniją,
Ir kiekvienas, kuris jį tiki, turi galimybę išsigelbėti, nepražūti, bet paveldėti amžiną gyvenimą, tikint Jėzaus Kristaus sumokėtą kainą, jo pralietų krauju. Taigi, brangakmeniai aukse ant Arono krūtinės. 21 eilutė. Juose bus įrišti 12 Izraelio sūnų vardai. Kiekviename brangakmenyje vardas vienos iš 12 giminių. Krūtinės skydeliui padarysi iš gryno aukso grandinėles, taip pat auksinius žiedus, kuriuos pritaisysi prie 2 krūtinės skydelio kampų. Auksinės grandinėles įversi į žiedus esančius kampuose. Prie tų grandinėlių galų pritvirtinsi sagtis ir priseksi jas prie efodo petnešu ties krūtinės skydeliu. Reiškia, Dievas toliau nurodo, kalba, kaip tas skydelį, kuris turės būti, kaip jis turi būti pritvirtintas prie to efodo. Padirbdinsi 2 auksinius žiedus, kuriuos pritaisysi prie apatinių krūtinės skydelio kampų iš apačios toje pusėje, kuris siekia efodą. 2 kitus auksinius žiedus pritaisysi prie abiejų efodo šonų žemai, kur apatinis sujungimas, kad krūtinės skydelis galėtų būti sukabintas su efodu. Efodo žiedai bus surišti mėlyna juosta su krūtinės skydelio žiedais, kad krūtinės skydelis tvirtai prigultų ir negalėtų būti atskirtas nuo efodo. Reiškia, mes matome, tikslas yra koks, kad tas skydelis jisai nesitabaluotų, kaip sakant, bet kad jis būtų tvirtai prigludęs prie efodo, tvirtai pritvirtintas prie efodo, o tai reiškia ir prie Arono kaip vyriausiojo kunigo krūtinės arba jo širdies, kad tas skydelis būtų tvirtai prisiglaudęs prie Arono širdies, kuo arčiau jo širdies. Aronas nešios Izraelio sūnų vardus teismo krūtinės skydelėje kaip amžiną atminimo ženklą viešpaties akivaizdoje, eidamas į šventyklą. Taigi mes matome, kad tą skydelį Aronas būtinai turės turėti ant savęs, pritvirtinta, tvirtai, priveršta prie efodo, prie jo širdies, einant į šventyklą, einant Dievo akivaizdon, sako, kaip amžiną atminimo ženklą viešpaties akivaizdoje. Ir tai yra daug kalbant iš tikrųjų detalę. Kaip ir Jėzus yra pasakęs, kad niekas negali išplėšti iš mano rankų to, kurį man duoda tėvas. Ar ne? Mes matome, kad tie, kurie ateina pas jį, tie, kurie glaudžiasi prie jo krūtinės, ar ne, kad jis juos tvirtai laiko priglaudęs, jis nepaleidžia jų, jisai gina juos, jis saugo juos, jis prižiūri, rūpinasi tais žmonėmis, kurie yra arti jo širdies. Į teismo krūtinės skydelį įdėsi Urimą ir Tumimą. Štai dar viena nauja detalė. Kas tas Urimas ir Tumimas? Ir sako, tie Urimas ir Tumimas, jie bus ant Arono širdies, kai jis pasirodys viešpaties akivaizdoje, jis visuomet nešios ant savo širdies viešpaties teismą Izraelio sūnums. Trumpai pabandykime pasiaiškinti, apie ką eina kalba. Eina kalba, kad tame skydelyje, kur yra tie aukse įlieti brangakmeniai, bus dar 2 dalykai – Urimas ir Tumimas. Ir eina kalba greičiausiai taip pat apie dar 2 akmenėlius, kurie, Biblija mums detaliai to nenupasako, kaip jie atrodė, kuo jie buvo panašus, ar skyrėsi, kokios spalvos buvo, iš ko jie buvo, kas ten buvo rašyta, to mes nematome. Bet
patys tie žodžiai Urimas ir Tumimas, jie verčiami kaip šviesa ir tobulumas. Ir tie du papildomi akmenėliai buvo iš vidinės skydelio pusės, ten jie buvo patalpinti ir Aronas juos taip pat su savimi turėdavo, kaip vyriausiasis kunigas juos su savimi turėdavo. Ir tas skydelis dar vadinamas kitaip teismo skydelis, ar ne, kaip čia pasakyta, kad jis, tai Aronas, visuomet nešios ant savo širdies viešpaties teismą Izraelio sūnums. Arba 30 eilutės pradžioje į teismo krūtinę skydelį įdėsi Urimą ir Tumimą. Kodėl dabar tas skydelis vadinamas teismu? Na, kitais žodžiais galima pasakyti, kad nebūtinai teismo tai reiškia rūstybės, kažkokio atlygio prasme reikėtų suprasti, bet reikėtų suprasti kaip nuosprendis, sprendimas, kad būtent tas Urimas ir Tumimas padėdavo vyriausiam kunigui atpažinti, suvokti Dievo valią tam tikrų konkrečių klausimų. Jis kaip vyriausiasis kunigas greičiausiai traukdavo iš to krūtinės skydelio vieną iš to akmenėlių, kuris turėjo vieną ar kitą prasme. Greičiausiai buvo keliamas klausimas Dievui, į kurį atsakymas turėjo būti taip arba ne. Ir vienas iš tų akmenėlių greičiausiai turėjo atsakymo taip prasme, kitas atsakymo ne prasme. Ir kai kunigas suformuluodavo tam tikrą klausimą Dievui ir ištraukęs tam tikrą akmenėlis, suvokdavo Dievo valią vienu ar kitu klausimu, ar Dievas yra už tai, ar prieš tai, ar Dievas patvirtina tai, ar paneigia tai. Ir taip per vyriausiąjį kunigą buvo sužinoma Dievo valia. Dievas kalbėdavo, kitaip tariant, per vyriausiąjį kunigą, per šį veiksmą, Urimo ir Tumimo, tą traukimą iš tos skydelio, jis kalbėdavo apie savo valią. Tai buvo vienas iš būdų, kaip Dievas išsakydavo, išreikšdavo savo valią savo tautai. Na ir kaip pavyzdį mes galime iliustraciją to paskaityti Skaičių knygoje 27 skyriuje 21 eilutę. Ir aš dabar paskaitysiu iš kito lietuviško vertimo, Lietuvos Biblijos draugijos vertimo, nes čia yra plačiau išsakyta, perteikta ta eilutė. Ir jis skamba štai taip. Jis tai yra, eina kalba koks, kontekstas yra toks, kad Mozė perduoda savo vadovavimą, tarnystę tautai Jozui. Ir jisai išventina į šiai tarnystei, paskiria šiai tarnystei ir jisai sako jam, kad Dievas kalba, sako, jis remsis kunigu Eleazaru, kuris Urimais ieškos nuosprendžio jo labui viešpaties akivaizdoje. Jo įsakymu jie išeis ir jo įsakymu įeis. Jis ir draugė su juo visi izraelitai, visa bendrija. Mintis yra tokia, kad kai Jozuė vadovaus savo tautai ir jiems bus reikalingas tam tikras aiškumas, tam tikrais klausimais, sako, tuomet jis kreipsis į kunigą Eleazarą ir šis, būtent kunigas Eleazaras, Urimais, arba būtent per tą Urimą, Tumimą, jisai ieškos viešpaties nuosprendžio, viešpaties akivaizdoje. Dėl to teismo skydelis arba nuosprendžio, sprendimo skydelis, Dievo valios apreiškimo, galima pasakyti skydelis, sako, jo įsakymu jie išeis ir jo įsakymu įeis, Dievo įsakymu, jie išgyvens, kągi Dievas kalba vienu ar kitu klausimu, kur jiems įeit, kur jiems išeit, nes Jozuė būtent pasižymės pažado žemės užkariavimu, užėmimu Izraelio tautos labui. Ir tame be abejo bus reikalingas Dievo vedimas, Dievo valios apreiškimas. Ir Mozė sako, tuomet kreipkis į kunigą Eleazarą, o šis per Urimus
būtent išsakys, pažins Dievo valią, jie perduos ir jūs jos laikysitės. Taigi, prie vyriausio kunigo širdies buvo 12 brangakmenių su Izraelio giminių vardais ir taip pat būtent tie sprendimo arba nuosprendžio akmenėliai, padedantis suvokti Dievo valią. Taigi, mes matome dar vieną iš vyriausio kunigo tarnysčių apreikšti Dievo valią. Ir Jėzus Kristus kaip vyriausiasis kunigas, jis mums apreiškė tėvą. Jis sakė, kas matė mane, matė tėvą. Ir kad Jėzus apreiškė tėvo žodžius, jis apreiškė tėvo valią, jis davė mums pažinti tėvą. Ir jis apreiškė tos tėvo sprendimus, tėvo nuosprendžius, tėvo teismus. Jis mums taip apreiškia. Jeigu mes žiūrime į Jėzų, klausomės jo mokymų, žiūrime jo pavyzdį, žiūrime į tai, ką jis perteikia, mes pažįstame Dievą, mes suvokiame jo valią ir jo valia nėra uždengta, paslėpta, mes ją pažįstame ir galime jos laikytis ir pagal ją gyventi. Skaitykime toliau, 31 eilutė. Padarysi efodui mėlyną tuniką, kurios viršuje per vidurį bus skylė galvai kišti, apvesta auksiniu apvadu, kad nesuplyštų. Reiškia, efodą kunigas rengdavosi būtent ant šios tunikos, ant šios skraistės, kuri buvo mėlynos spalvos, su auksiniu apvadu, kaklos rytį. Tunikos apačioje padarysi aplinkui iš mėlynų, violetinių, raudonų siūlų granato vaisius, o tarp jų auksinius varpelius. Taip, kad pakaitomis būtų auksinis varpelis ir granato vaisius aplink visą tuniką. Jį dėvės Aronas eidamas tarnystę, kad girdėtųsi skambėjimas, jam einant į šventyklą viešpaties akivaizdo ir išeinant, kad jis nemirtų. Taigi mes matome ypatingą tuniką. Apačioje varpeliai, granato vaisiai. Varpeliai reikalingi tam, kad jam einant jie skambėtų. Ir pasakyta, kad jam einant į šventyklą viešpaties akivaizdon ir išeinant jis nemirtų. Reiškia, Aronas, vyriausiasis kunigas, duodavo apie save žinoti. Skambantiems varpeliams jis sako, aš ateinu arba aš išeinu. Žinome atvejus, kada deja kunigai pasielgdavo šventų švenčiausių Dievo šventyklą, susitikimą su Dievo vietoje ne taip, kaip Dievas paliepdavo, išreikšdami savo savivalę, išreikšdami savo puikybę tuo pačiu, nes savivalė yra susijusi su puikybė, neklusnumu Dievui. Ir tie varpeliai nustodavo skambėti ir mes matydavome, tiksliau, izraelitai žinodavo, kad kažkas nutiko ir tokį kunigą, kurį Dievas ištikdavo, jis mirdavo, tie varpeliai nustodavo skambėti, jie tokiu būdu tą kunigą turėjo ištempti, ištraukti iš to šventyklos, dėja jau nebegyva. Tai buvo ženklas kartu izraelitams, kurie buvo susirinkę aplink tą susitikimo palapinę ir laukdavo, kol vyriausiasis kunigas atliks tą tarnystę jų vietoje. Taigi tunika. Eilutė. Padarysi iš gryno aukso plokštelę, kurioje įrėši auksakalio darbų, pašvęstas viešpačiui. Ja pririši mėlynu raiščiu ant mitros, kad būtų mitros priekyje. Ji bus ant Arono kaktos, kad Aronas galėtų nešti visus trūkumus šventų dalykų, kuriuos Izraelio sūnus aukoja kaip šventas dovanas. Ji nuolat bus ant jo kaktos, kad jie galėtų būti priimtini viešpačiui. Taigi dar viena
vyriausio kunigo aprangos dalis buvo auksinė plokštelė, kuri buvo tvirtinama ant taip vadinamo turbano galvos dangalo. Ir toje plokštelėje buvo įrėžti žodžiai pašvęstas viešpačiui arba atskirtas viešpačiui, skirtas viešpačiui. Tai be jokios abejonės kalbėjo apie tinkamumą to asmens, kuris ateina Dievo akivaizdon užtarti kitus, pašvęstas, atskirtas viešpaties, šventas viešpačiui. Ir tai buvo ant vyriausio kunigo kaktos įrėžta ant tos plokštelės, kuri buvo tvirtinama to galvos dangalo priekyje. Ir be jokios abejonės, Jėzus Kristus kaip vyriausiasis kunigas, jis vadinamas Dievo pateptuoju, Mesijas, Dievo pateptasis, Kristus, Dievo pateptasis. Ir tai kalba apie jo išrinkimą, jo paskirimą, jo patepimą, jo pašventimą. Jėzus yra pašvęstas Tėvas, jis yra pasišventęs Tėvas. Jis atėjo vykdyti Tėvo valios ir gabus tai daryti, nes yra be kaltės, be nuodėmės. Ir jis todėl vertas atlikti šią tarnystę, tarpininko tarp Dievo ir žmogaus tarnystę. 39 eilutė: padarysi siaurą jupą iš baltos plonos drobės, mitrą iš tokios pat drobės ir juostą margai išsiuvinėtą. Reiškia, eina kalba dar apie vieną skraistę, kuri buvo po tą mėlynąją tuniką, kaip apatinė skraistė. Ta jupa, tuomet ta tunika ir efodas ant viršaus. Ir taip pat 40 eilutė: Arono sūnums padarysi drobines jupas, juostas ir kunigiškus gobtuvus, kad atrodytų iškilmingai ir gražiai. Tai mes matome, Arono sūnusgi neturėjo tų elementų, kuriuos turėjo vyriausiasis kunigas, nei krūtinės skydelio, nei tų brangakmenių, nei tų onikso akmenėlių ant pečių, nei urimo ir tumimo. Mes matome, nei efodo. Arono sūnus, eiliniai kunigai neturėjo, tik vyriausiasis kunigas, kurį išskyrė tai. Bet nepaisant to, pasakyta, kad ir Arono sūnų drabužiai buvo iškilmingi ir gražus. Ir mes jau kalbėjom apie tai ir praeitoj laidoj, ir šioje užsiminėm, kad tas iškilmingumas ir grožis kalba be jokios abejonės pirmiausia apie Dievo išteisinimą, mūsų pakeistą drabužį, bet taip pat ir išoriškai mūsų išreikštą mūsų gyvenimo būdą, šventą gyvenimo būdą. 41 eilutė: šitais apdarais apvilksi savo brolį Aroną ir jos sūnus, patepsi juos, pašventinsi ir išventinsi, kad jie galėtų būti mano kunigais. Kad jie galėtų būti mano kunigais. Išventinsi, reiškia, apvilksi, patepsi juos, pašventinsi ir išventinsi, kad galėtų būti mano kunigais. Na ir visą tą darbą šiandieną atlieka Jėzus Kristus, kaip vyriausiasis kunigas, kalbant apie mus kaip kunigus. Jis mus apvalo, jis mums atleidžia, jis mus pašaukia, jis mus paskiria. Jis teikia dovanas, jis įdeda į mūsų širdis meilę Dievui, meilę žmonėms. Ir dėl to, kad mes esame apvalyti jo krauju, mūsų tarnystė jam yra priimtina. Mūsų maldos ir mūsų užtarimas yra girdimi jo. Ne dėl mūsų šaunumo, bet dėl jo atpirkimo. Taigi mes šiandieną galime būti kunigais Dievui, besartinantis prie jo, kitų žmonių užtarimui, tų, kurie nepažįsta ir tų, kurie jį pažįsta, savo pačių
užtarimų, ne, už save pačius ir už kitus žmonės. Už tautas, už savo tautą, už kitas tautas mes galime ateiti pas Dievą ir maldauti jo pasigailėjimo. Ir tai tarsi smilkalai, kai mes skaitome Apreiškimo knygoje, teisiųjų maldos yra tarsi smilkalai, kuris skleidžia malonų kvapą Dievui, kyla Dievo akivaizdon. Na ir atėjus laikui Dievas tas maldas išklauso ir jas atsako. Na ir paskutinės 42 ir 43 šios skyriaus eilutės: padarysi jiems trumpas drobinės kelnes, kad pridengtų jų kūno nuogumą. Jos bus nuo strėnų iki šlaunų. Tai tokios apatinės kelnės, kurias turėjo dėvėti kunigai, jas dėvės Aronas ir jos sūnus, eidami susitikimo palapinę arba prie aukuro tarnauti šventykloje, kad nenusikalstų ir nemirtų. Tas nuostatas bus amžinas Aronui ir jo palikuonėms. Štai toks pasakojimas, štai toks skyrius apie kunigų drabužius. Ir mes matome, kad jie turi tikrai gilius atitikmenis, dvasinius atitikmenis, kalbant apie Naujojo Testamento kunigystę. Apie Jėzų kaip vyriausiai kunigą ir mus, jo pašauktus ir paskirtus būti taip pat kunigais. Ir tegu mūsų gyvenimas, mūsų tikėjimas Dievu kalbės išoriškai, bus išreikštas būtent tuo iškilmingumu ir grožiu Dievui ir žmonėms. Ten nebus mūsų gyvenimas gėdingas, ten nebus mūsų gyvenimas kūniškas, nuodėmingas, bet tegul jis bus šventas, maldingas, dievotas, pašvęstas Dievui. Ačiū, brangieji, kad klausėtės ir linkiu iš tikrųjų būti tokiais kunigais. Jei tu tiki Jėzumi Kristumi, esi paskirtas būti jo kunigu. Būk tinkamu kunigu. Gilinkis į tą kunigystę, kas tai per tarnystę, kas tai per vaidmuo Dievo akivaizda. Na, o jeigu netiki Jėzumi Kristumi, atsiverk jam. Atgailauk už savo nuodėmes, patikėk jo kryžiumi, patikėk jo auka, patirk jo meilę, patirk jo atleidimą, nes esi vienas iš tų brangakmenių priimtinų ir vertinamų Dievo. Ir patirk jo gailestingumą, apvalymą ir tapk jo tarnu, jo kunigu ar kunigė, jo garbė ir šlovė ir žmonių palaiminimui. Sudie.